Kadangi mano šis rytas prasidėjo nuo uždaros tėvų grupės, krūvos klausimų, nes viena mama jau paprašė patarimo pagalbos, ką daryti, kad būsimas pirmokas nieko nenori skaityti, nenori ruoštis mokyklai, prisijungia daugiau mamų, tai aš suprantu, kad po žolinių jau prasideda tas toksai kiekvienų metų tėvų nerimas prieš ruošiantis į mokyklą. Ir šiek tiek noriu paraminti, pasakysiu jums tokį vienintelį dalyką: neperspauskit vaiko. Todėl, kad fiziškai, emociškai sveikas vaikas, jis yra žingeidus ir smalsus, jisai nori sužinoti dalykus, jis eina ir klausia jūs ir jūs tiesiog matysit, kad yra visai kita energija. Tai energija ir iniciatyva ir motyvacija turi eiti iš vaiko, o ne atvirkščiai, ne iš viršaus, ne iš jūsų žemyn. Pasitikrinti, ar neperspaudžiat vaiko, galite užduodami kontrolinį klausimą. Prieš puldami kažko mokyti arba padėti, paklauskit vaiko, ar tu norėtum, kad aš tave pamokyčiau, kaip dabar šitas kelias raidės, kurias tu moki sujungti ir perskaityti žodį. Ar tu norėtum, kad aš tau parodyčiau, kaip tam tikrą raidę užrašyti. Ir darykit pauzę ir stebėkit vaiko reakciją. Jeigu pamatysit, kad vaikas taip suklūsta ir pradeda galvoti, ką atsakyti ir neatsako, net šauna iš karto, kad taip, labai norėčiau, padarykit sekantį tokį kontrolinį klausimą arba prabą, pasakykit, bet žinai, tu dabar pradėsi lankyti 1 klasę, tu turėsi puikią mokytoją ir jūs mokysite šitų dalykų. Tai gal turbūt ir nelogiška, kad aš tą mokyčiau, nes tu visą tai išmoksi mokykloje. Ir jeigu yra to tokio spaudimo ir vaikas jaučia įtampą, jūs pamatysit, kaip nuo jūsų šito pasakymo atsipalaiduos jo visas kūnas, tai ir palikite ramybėje. Geriau pagalvokite apie tai, kaip vaiką pratinti prie tam tikros pareigos ir atsakomybės, kad jisai turėtų bent vieną pareigą šeimos labui, dulkes valytų, indus iškrautų iš indaplovės. Tai, mokys vaiką susikaupti, išlaikyti dėmesį, pabaigti darbą iki galo, valią jo stiprins atsakomybės jausmą, didins jo savarankiškumą. Iš tų dalykų labai reikia tam, kad vaikas būtų pasiruošęs mokyklai. Neišmokyti 1 klasės kursą, bet duoti resursus, kurie vaikui padės būti sėkmingam ir patirti sėkmę mokantis. Tai pirmiausia, tos darbinės kompetencijos. Plus socialiniai emociniai įgūdžiai, nes vaikui labai svarbu bus mokyklai susirasti draugų, turėti savo vietą, laikytis taisyklių, susitarimų ir mokėti draugauti. Tai ramybės ir neperspaudžiam vaikų.